Laba diena. Šiandieną sveikinuosi su jumis aš, Andželika Kiškūnė. Ir šiandieną jums pristatysiu jau 11 mūsų paskaitą. Tai yra priešpaskutinis susitikimas. Ir ši paskaita vadinasi lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos būdai. Ir šiandien kalbėsime apie dažniausiai pasitaikančias lėtinės neinfekcinės ligas senyvo amžiaus asmenims. Tai bandysime susipažinti, kokių tų ligų būna ir ką įmanoma padaryti, kaip reikėtų pristabdyti, o galbūt kartais mes esame bejėgiai ir būtina kreiptis į gydytoją specialistą, kuris labiausiai yra susipažinęs su tam tikra liga ir gali mums padėti ją suvaldyti ir kiek įmanoma ilgiau padėti mums išlikti savarankiškesniems, nes kiekvienas norime galėti savimi pasirūpinti be kito žmogaus pagalbos. Ir kaip visuomet pasikartosiu, jog ši paskaita yra iš sveiko amžėjimo ir traumų prevencijos programos, kuri yra skirta tik jums klausytojai, daugiau niekas neturi galimybės išklausyti šių paskaitų. Ir šie mokymai yra elektroniniai iš paskaitų ciklo sveikatos stiprinimas ir saugios aplinkos kūrimas namuose. Tai keliaujame toliau. Taigi, koks mūsų tas turinys? Tai iš ties paskaitų buvo visokiausių ir labai daug. Tai pirmoje susipažinome su aplinka, kuri turėtų būti saugi jums, tai kaipgi ją jūs galite susikurti. Su pavyzdžiais buvau pristačiusi. Antrojoje kalbėjome apie griuvimų, nukritimų pavojaus mažinimą, tai kokie tie prevencijos būdai turėtų būti, kad namuose nesusižeistumėte. Taip pat kalbėjome apie sveikatos priežiūrą, ką jie jums siūlo, kur jums reikėtų kreiptis ir ko galima tikėtis, ar ne? Ketvirtojoje temoje kalbėjome apie psichinę būklę, emocinę sveikatą, tai kokia jos įtaka yra sveikam senėjimui, tai kad tai yra neatsiejama jūsų gyvenimo dalis, ypatingai svarbi yra seniorams, nes jie dėl savo patirties, dėl įgūdžių įvairių ar kažkokių tai nesėkmingų patirčių yra labiau linkę dėl kažko tai nerimauti. Tai analizavome, ką būtų galima padaryti, kur būtų galima kreiptis, ar kažkaip kitaip išspręsti savo tą nerimą sukeliančią priežastį, ar ne? Taip pat 5. susitikime kalbėjome apie fizinio aktyvumo reikšmę, tai žiūrėjome pratimus, kokius jūs galėtumėte atlikti vaizdžiai, ar ne? Tai tikiuosi, kad kažką išsinešėte, jums buvo įdomu ir tas laikas išties neprailgo. 6. paskaitoje jums bandžiau surasti, ką senjorai veikia kitose užsienio šalyse. Tai tikiuosi, kad jūs pasisėmėte tos geros patirties ir atėjote motyvuoti į 7. susitikimą, kuriame kalbėjau apie tai, kad būti senjorų ir prisidėti prie visuomenės gerbūvio veža. Tai, kad yra naudinga, įdomu ir būti reikalingu yra puikus jausmas. Tai tikiuosi, kad pasinaudojate bent vienu pasiūlymu, kurį bandžiau surasti Klaipėdos rajono gyventojam, konkrečiai senjoram ir kažkur save įprasminate. O jeigu dar to nepadarėte, tai kviečiu 7. paskaitą iš naujo įsijungti ir paklausyti ir susirasti dominančią temą, užsiėmimą, veiklą. Ir 8. paskaitoje pristačiau jums receptus, kurie nepablogina jūsų esamos sveikatos, yra skanūs, lengvi, paprasti ir pasigaminimas jų išties nėra brangus, kiekvienam įkandamas. 9. paskaitoje pristačiau mitybą, kuri jums yra palanki, kad galėtumėt suradę kažkokį tai receptą suprasti, ar ta mityba yra jums palanki, ar vis dėlto
reikėtų ieškoti kito recepto, kuris jums padėtų išlikti kiek įmanoma ilgiau sveikesniu. Ir kuomet sužinojote, kaip atrodo jums tinkamas receptas, papildėte žinias, kokia ta mityba jums yra tinkama, tai taip pat pildėme savo žinių bagažą, kokia mityba jums nėra tinkama ir kokios tai yra priežastys, ar ne, praeitoje paskaitoje. Tai tikiuosi, kad jūs įdėmiai klausėtės, jums buvo įdomu. Na ir keliaujame į šiandienos temą. Tai šiandieną jums esu paruošusi lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos būdai paskaitą, kuri tikiuosi, kad jums bus įdomi. Informaciją pakankamai ilgai rinkau, nes reikėjo surasti pačius naujausius straipsnius, nes ligos kartojasi, mokslininkų yra išties nemažai ir jie ieško būdų pagerinti mūsų sveikimo eigą arba užkirsti kelią tų ligų atsiradimui. Tai išties prireikė nemažai laiko, tačiau parašiau jums visą pluoštą patarimų. Ir kitą savaitę susitiksime paskutinėje mūsų paskaitoje ir uždėsiu paskutinius pagrindinius akcentus, ką reikėtų prisiminti, nepamiršti, išsinešti ir pritaikyti savo kasdieniame gyvenime. Tai kalbėsime apie fizinį aktyvumą ir mitybą, kaip juos reikėtų kartu derinti, aišku, ir psichinę būklę taip pat apžvelgsime, kad išvengtumėt griuvimų, kritimų, galvos svaigimų ir kad jaustumėtės gerai, turėtumėt energijos ir nepavargtumėt savo toje rutinoje, nes išties kažkokių tai naujų veiklų yra sunku kartais įvesti, kai mūsų įpročiai yra tokie, kad atsikeliam, susitvarkome namus, pasigaminame maisto, pasižiūrime kažkokią mėgstamą laidą, ir diena dažniausiai pasibaigia. Jeigu neturime sodo, daržo ar ne, be žiemą nei sodo, nei daržo nereikia mums rūpintis ar ne, tai tas toksai pasyvus laikas tampa, ar ne, tai bandysiu tam rudeniui, žiemai jūs paruošti, tai tikiuosi užmotyvuoti ir kad jums bus įdomu, paprasta ir lengva užsiimti. Tai keliaukime toliau. Taigi, samprata, ar ne? Tai galbūt iš pradžių pakalbėkime, kas yra ta chroniška liga ir kaip jinai yra susijusi su mūsų tomis lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, ar ne? Tai chroniška liga yra tokia liga, kuri progresuoja su nedidelė išgyjimo tikimybė. Tai ją vadiname lėtinė liga, tai neinfekcinė arba chroniška. Tai galima vadinti ir taip, tai tikrai nebus jokia klaida. Tai lėtinės neinfekcinės ligos paprastai yra pagrindinė žmonijos mirties priežastis ir jau dabar jų paplitimas gydytojams vis dėlto kelia naujus iššūkius. Tai viena iš priežasčių, kodėl sveikatos priežiūros sistema taip sparčiai tobulėja ir lėtinės neinfekcinės ligos prasideda statistiškai nuo 40 metų ar net vėliau. Ir radau viename straipsnėje, Higienos institutas apskaičiavo, jog psichikos ligos tarp asmenų, kurie yra senjorai, bet vis dar dirbantis, sudaro 14%. O depresija sergančių asmenų 25%. O labiausiai dirbančių, vis dar dirbančių asmenų, tai yra tie, kurie serga diabetu. Tai 61% sergančiųjų sudaro diabetu sergantis asmenys. Tai turiu omeny, kad iš 100% sergančiųjų diabetu 61 iš jų yra dirbantis su šia liga. Ir dar vieną tokį įdomų labai faktą atradau, jog 80% visų mirčių nuo šių ligų kategorijos, tai yra lėtinių neinfekcinių ligų, įvyksta besivystančiose šalise, kuriuose skiriamas nepakankamas dėmesys gyventojų sveikatai.
Tai reiškia, kad per mažas dėmesys yra skiriamas skiepams, ankstyvai ligų diagnostikai, higienai bei yra neteisingai paskirstomas sveikatos įstaigų biudžetas. Šios ligos sukeliamos nėra virusų ar bakterijų, o atsiranda dėl tam tikrų ligų, kurias buvo galima tiesiog išgydyti. Deja, žmogus ar neturėjo laiko, ar negalvojo, kad tai yra svarbu, laiku nesikreipė į gydymo įstaigą ir negavo tos reikalingos informacijos iš savo šeimos gydytojo ir nebuvo pradėta spręsti atsiradusių simptomų priežasties. Tai tiesiog pavėluotas gydymas, o kartais pavėluotas gydymas būna tiesiog jau nebepritaikomas. Galbūt tai pasakysiu paprasčiau. Ir lėtinės neinfekcinės ligos apima įvairius gyvybinių funkcijų sutrikimus. Šiai ligų grupiai priskiriami įvairūs vėžiniai susirgimai, cukrinis diabetas, širdies bei kraujagyslių ligos bei įvairios alerginės reakcijos. Neginčiamas faktas, jog šias ligas sukelia neteisingas gyvenimo būdas, kuris yra žalingas jūsų sveikatai. Šias ligas išprovokuoja šie veiksniai. Tai gyvenamosios aplinkos pasikeitimas, mitybos įpročių nereguliarumas, kasdienis stresas, nepakankama miego trukmė, neteisingas apsirengimas. Ir vienas pagrindinių faktorių tai, kad šias įgytas ligas tėvai gali perduoti ir savo žaloms genetikos dėka. Tai reiškia, kad jūs šiuo metu tikriausiai esate proseneliai, tai jūsų turimas ligas paveldėjo jūsų vaikai, o jūsų vaikai perduoda jūsų anūkams. Tai tas ratas toksai užburtas. Tai reiškia, kad įvairių ligų rinkinių vis daugiau atsiranda, dėl to galbūt šiuolaikiniai senjorai serga labai daug ligų turėdami ir kartais vaistus kažkokius suderinti yra tikras iššūkis. Ir keliaujame toliau. Tai, kad apie genetiką pakalbėjome ar ne, tai keliaukime prie lėtinių ligų valdymo plano galbūt. Taip, prie valdymo plano, tai sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras seniau kuravo visus dalykus, kurie susiję su visuomenės sveikata. Visai neseniai šios įstaigos veiklą tęsti pradėjo higienos institutas, tačiau vizija padėti žmonėms išlikti kiek įmanoma ilgiau sveikiems asmenims ir kurie turi kažkokių sutrikimų nepasikeitė. Geroji gydymo praktika parodė, jog ši schema veikia. Tad pradėkime nuo pat pradžių. Lėtinių ligų individualus planas susideda iš 3 labai svarbių dalių. Pirmoji, kaip matome, tai individualus valdymo poreikis. Šio žingsnelio tikslas pasitelkiant specialistų žiniomis ištiesti pagalbos ranką asmenim, kenčiantiem nuo lėtinių neinfekcinių ligų sukeliamų simptomų. Kitaip tariant, informuoti klientą, kaip galima suvaldyti turimą ligą, nepakenkiant savo savarankiškumui. Kitas antras žingsnelis yra intervencija. Šiame žingsnyje dėmesys teikiamas burti, kuruoti gyventojus į nedidelės grupės ir praktikuoti asmenų turinčius lėtinę neinfekcinę ligą naujus įpročius bei tolimesnį gyvenimo planą link susidraugavimo su turima liga ar sutrikimu. Ir pagrindinis tikslas bei prioritetas tai palaikyti turimą sveikatą, nepridarant nepataisomos žalos. Ar ne? Ir kur matome laukiami rezultatai, tai yra paskutinysis, bet nemažiau svarbus žingsnis, tai yra ar tikslas pasiektas specialistams, kurie atstovauja sveikatos sritį. Įvertinti padeda, ar pacientas jaučiasi geriau, patirdamas negalavimus dėl šios kategorijos ligos. Tai įvertina, ką būtų galima padaryti ir ko būtų galima tikėtis, ar ne? Ir keliaujame toliau susipažinę, kaip viskas veikia. Ir dabar pristatysiu jums įvairias ligas. Rinkausi tarp labai daug ligų, bet išsirinkau tas, kurios
užfiksuojamos dažniausiai, tai tikiuosi, kad jums bus įdomu. Tai sudėjau apie cukrinį diabetą šioje skaidrėje, bet taip pat pristatysiu jums apie nutukimą, hipertenzijos prevenciją ir pamačius poreikį, taip pat pridėsiu ir apie Alzheimerį. Tai tikiuosi, kad jums bus tikrai įdomu, kažką atrasite naujo ir galbūt gebėsite pritaikyti savo. Tai galbūt pradėkime. Ši dalis susideda iš 3 dalių, tai veiklos būtinumas, intervencija ir laukiami rezultatai. Ne? Tai informacijos teikimus sergantiesiems užsiima šeimos gydytojai, savo sričių gydytojai ir žinoma visuomenės sveikatos biurai. Tačiau apžvelkime kiekvieną ligą atskirai. Cukrinis diabetas. Tai liga, kuomet kraujyje pastoviai yra per didelis cukraus kiekis. Ir kas tai sukelia, tai sutrikęs angliavandenių įsisavinimas. Diabetas yra skirstomas visose šalyse į keletą kategorijų, tad bandykime juos aptarti. Galėtume išsiaiškinti, kas gali padėti, jeigu mes išgirstame tokią diagnozę, kad mes neišsigąstume, o tiesiog žinotume ir galėtume tas įgytas žinias pritaikyti reikalui esant, ar ne? Tai pradėkime nuo pirmojo tipo cukrinio diabeto. Tai kuom jis ypatingas? Dažniausiai juos susergama vaikystėje arba jaunystėje, kitaip tariant, tai yra nulemta mūsų genetikos, tai yra paveldimumo. Simptomai pasireiškia palaipsniui, ne iš karto. Sergantysis patiria troškulį, burnos sausumą, dažną šlapinimąsi, taip pat yra pastebima, jog mažėja svoris, prapuola apetitas arba išlieka toks pat. Asmuo jaučia silpnumą, sausėja oda bei jo gleivinė, gali skųstis lytinių organų ir odos niežėjimu, kuris kelia vis dėlto didžiulį diskomfortą. Ir žinoma, negydoma ši liga gali sukelti acetono kvapą iš burnos, tapti vangiu asmuo gali ir žinoma, prarasti sąmonę. Tuomet keliaukime prie antrojo tipo diabeto, tai paprastai tariant yra įgytas, pasireiškia asmenim dažniausiai, kurie turi viršsvorį ar nutukimą, bei didelė tikimybė yra vyresniems kaip 40 metų amžiaus asmenims. Ir jis skiriasi nuo pirmojo tuo, jog ilgą laiką apie šią ligą galime mes net nežinoti. Išsiaiškiname tik tuomet, kai liga būna jau gerokai pažengusi ir aukštas gliukozės kiekis kraujyje. Šiam tipui būdingas didėjantis kūno svoris, galūnių tirpimas ar net dilgčiojimas, įvairios grybelinės pasikartojančios infekcijos ir vyrams dažniausiai pasireiškia impotencija. Tuomet keliaujame prie gestacinio. Tai gestacinis diabetas yra pats paskutinis 5. Tai yra nėščiųjų diabetas. Jums galbūt neaktualu, bet galbūt turite sūnų, kurie turi žmonas arba dukras, kurios galbūt laukiasi. Tai galite ir su jomis pasidalinti. Tai gestacinis diabetas atsiranda nėštumo metu dėl hormonų pasikeitimo, kuomet kasa negali aprūpinti organizmo reikiamų kiekių insulino ir kraujyje fiksuojamas per didelis gliukozės kiekis. Tačiau dažniausiai moteriai pagimdžiusi šis diabetas išnyksta. Svarbu dar tai, kad šiais laikais tyriamos visos moteris, jog nekiltų komplikacijų visą nėštumo laikotarpį. Tai tiesiog suduoda gliukozės sirupo ir stebi, kaip kyla gliukozė kraujyje. Ir išties yra tai labai gerai, kad taip daro, kad visas be išimties ištiria, nes prieš maždaug 5 metus dar nebuvo tyriama ir nekartą buvo gydytojai užfiksavę, kad buvo tas nėščiųjų cukrinis diabetas, tačiau nebuvo atlikti tyrimai ir apie tai nežinojo. Dėl to gimęs vaikelis paveldėjo cukrinį diabetą ir, žinoma, tuo atveju gavo pirmojo tipo diabetą, nes, kaip sakiau, jis yra paveldimas. Tai kad tokių dalykų nebeatsitiktų, gydytojai ištiria visas nėščiąsias.
Na ir apie kurį nepakalbėjome, tai dar nepatikslintas cukrinis diabetas, tai fiksuojamas, kai nėra randama priežastis, kodėl kraujyje laikosi gliukozė ilgą laiką. Tačiau, kai suranda, ši diagnozė būna panaikinta. Ir kitos specifinio diabeto formos, tai kai organizme vyksta infekcija, tuomet gali taip pat sukilti gliukozę, tačiau gydytojai tyrimų pagalba visuomet ieško priežasties. Labai svarbu prisiminti, kad galėtume vadovautis gydytojų patarimais, turime išsiaiškinti, kokio tipo diabetu serga žmogus. Kitu atveju galime ne tik nepadėti, bet ir pakenkti. Ir patarimai, tai pagrindinius akcentus gydytojai sudėlioja ties prevencijos būdais. Tai yra subalansuota mityba, fizinio krūvio palaikymas ir svorio palaikymas normaliuose kūno masės indekso rėžiuose. Išimtinais atvejais, kai tai nepadeda, skiriami medikamentai ligos kontroliai. Sergant cukriniu diabetu rekomenduojami šie nauji įpročiai. Tai yra valgyti ne rečiau kaip kas 3-4 valandas, tai maždaug gaunasi 4-6 valgymai per dieną. Vengti didelių glikemijos indeksų pasižyminčių maisto produktų, tai aukščiausios rūšies miltų, poliruotų ryžių, tai yra produktų, kurie turi mažai skaidulinių medžiagų. Tai rinktis pilno grūdo produktus, daug daržovių, nepiktnaudžiauti labai saldžiais vaisiais ar uogomis. Tai kad viskas turėtų turėti saikingumą. Taip pat rinkitės mažesnius arba mažo glikemijos indekso pasižyminčius maisto produktus. Tai ko dar nepaminėjau, tai taip pat įtraukime košės, ar duonos gaminius, kurie yra arba juoda duona, arba su sėklomis ir riešutais, bet jokių atvejų ne batonas, nes jame yra daug sočiųjų riebalų, daug cukraus, druskų, tačiau skaidulų labai mažai. Taip pat gerkite pakankamai vandens ir valgykite niekur neskubant ir būtinai sukramtykite maistą teisingai. Tai ties cukriniu diabetu pabaigėme, keliaujame ties nutukimu. Tai nuotraukoje įdėjau tokį pensinio amžiaus asmenį, tai jam tikrai nėra nutukimas, bet netoli to. Iš pačio vaizdo panašu, kad asmuo tiesiog mėgsta daug sėdėti vienoje vietoje arba labai mėgsta kažką tokio panašaus kaip galbūt nealkoholinis alus ar kažkoks kitas alkoholis. Tai kadangi šalyje negalima kalbėti apie alkoholį ar jį skatinti kažkaip tai vartoti, tai galbūt išsireikškime šiai dienai taip. Taigi, nutukimas. Šios ligos paplitimas kasmet didėja ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Serga ne tik suaugę, bet taip pat ir pensinio amžiaus sulaukę asmenys. Taip pat ir vaikai bei paaugliai. Skaičiuojama, jog nuo 1975 metų šios ligos sergamumas išaugo maždaug apie 3 kartus. Pasaulio sveikatos organizacija drąsiai skaičiuoja, kad 2025 metais pasaulyje bus kas 5 asmuo nutukęs. Tai maždaug 20% visos populiacijos. Šiai dienai skaičiuojama, jog tarp vaikų beveik 1 vaikas iš 3 yra nutukęs, o tarp suaugusiųjų skaičiuojama, kad maždaug 1 yra nutukęs, tačiau skirtingose šalyse yra labai skirtingas skaičius. Klaipėdos rajone netaip senai teko skaičiuoti, tai pas mus rajone nutukimą turinčių asmenų gavosi skaičius 3%. Bet 3% tų asmenų, kuriems yra nustatyta, kad jie turi nutukimą, o ne yra įtariamas ar galbūt jie net to nežino. Tai atrodo 3% tikrai nedaug, tačiau paskaičiavus, kiek rajone yra žmonių, tai išties tas skaičius yra nemažas, tai maždaug virš 400 žmonių turi šį sutrikimą. Tai išties yra labai liūdna, kad toks skaičius gaunasi. Tačiau tikiuosi, kad visuomenės sveikatos specialistai kryptingai dirbs ir padės išspręsti kompleksiškai šią susidariusią situaciją. Taigi, kaip ir sakiau,
kiek vaikų, kiek suaugusių, ar ne? Tai ko dar nepaminėjau, tai skaičiai šiai dienai ir ateityje prognozuojami išties liūdni, ar ne? Ir šią ligą įprastai sukelia per mažas fizinis aktyvumas, netinkama mityba bei kiti socialiniai dalykai. Yra daugybė įrodymų, jog ne tik nesubalansuota gyvensena, bet ir genetika gali sukelti šią lėtinę neinfekcinę ligą. Svarbu apie šį sutrikimą kalbėti, negalvoti, kad tai yra tinginių liga, nes tikrai ne, tai nėra tinginių liga. Dažnas sergantysis gali savo padėti fiziniu aktyvumu, žiūrėjimu, ką valgo. Tačiau tie asmenys, kurie kenčia nuo emocinio persivalgymo, yra bejėgiai savo padėti. Šiai grupiai būtinas kreipimasis į gydytoją ir ieškojimas sprendimo būdų. Būtina suprasti, jog nutukimas trumpina gyvenimo trukmę ir išties yra brangus malonumas. Medicinos paslaugos kainuoja pakankamai daug ir apkrauna taip pat dar labiau sveikatos sektorių. Šią ligą nustatyta, jog užfiksuoja šeimos gydytojai maždaug trečdalių besikreipiančių asmenų ir tai yra išties nedžiuginantys skaičiai. Pacientam, kuriem įtariamas nutukimas, nustatoma atlikus 2 matavimus. Tai pirmasis yra kūno masės indeksas. Jis normalų svorį turintiems asmenims turėtų būti nuo 18,5 iki 25 ir nuo 30 galima įtarti jau nutukimą. Antrasis rodmuo išmatuojamas asmens juosmuo ir surinkus šios duomenis specialistas turėtų įvertinti sergančiojo numatytus tolimesnius žingsnelius, kurie būtų aiškus, jog būtų sukeliama kuo mažiau streso ir kuo mažiau nežinomybės, nes tai yra įrodyta tiesiogiai susiję su sėkmingu gydymu. Ir žinoma, labai svarbu nesiimti savigydos, kažkokių įvairių žolelių ar patarimų, kurie skambėtų maždaug taip, kad padėjo kaimyniai, padės ir man. Būtina suprasti, kad kiekvieno žmogaus genetika, gyvenimo būdas, įvairios ligos yra tikrai labai skirtingos. Todėl viską įvertinkite ir tai padaryti jums gali padėti specialistai, kurie išmano savo sritį. Ir patarimai nutukimui gydyti ar jį kažkaip suvaldyti būtų tokie labai paprasti. Tai tokie 3 bazės, galbūt taip pasakykime. Tai pirmoji būtų tokia, kad suvartoti turėtų būti lygu išeikvoti. Tai visi sveikatos specialistai sutarė vienareikšmiškai, jog nutukimas didėja dėl to, kad žmonės suvartoja maisto daug daugiau, nei jiems reikia. Mitybos įpročiai susiformuoja dėl apetito, maisto skonio bei sudėties, tai šiuo atveju maistas neretai būna išraiškingo skonio ir sudėtinės dalys paskatina mus suvartoti tam tikro produkto daug daugiau, nei jo norėtųsi, bet tam tikrų priedų, kurie yra tame maiste. Taip pat dėl psichologinių priežasčių mes galime suvalgyti daugiau nei reikia. Tai emocinis valgymas kamuoja ne vieną asmenį ir su emocijomis tvarkosi viską kimšdami į save, o vėliau seka gėdos bei beviltiškumo jausmai. Taip pat dėl kultūros, tai gali būti pasninkas ar kažkokie tai kiti religiniai pasirinkimai, kurie yra labai individualūs. Ir paskutinysis tai yra finansinių galimybių. Tai Lietuvoje nesveikas maistas yra labai brangus, bet ir kaloringas, todėl tokį maistą dažnai nusipirkti gali tik tie asmenys, kurie uždirba tiek, kiek atitinka vidutinės klasės šeima. Tai vidutiniškai kiek uždirba, kad atitiktų tą vidutinę klasę, tai ne tie, kurie uždirba tiek, kad būtų minimumas ir ne tie, kurie uždirba maždaug apie 2,5 tūkstančio vienas asmuo savo šeimoje. Antrasis dalykas tai nesivadovauti akcijomis. Paskaičiuota, jog tie asmenys, kurie perka daug daugiau nei jam reikia, neretai prisipirkę viską suvartoja per tą patį laiką. Todėl būtina planuoti savo pirkinių krepšelį taip, kad jis atitiktų mūsų realų poreikį iki kito apsipirkimo. Ir trečiasis, pusę lėkštės turėtų sudaryti vien daržovės. Rekomenduojama visi valgymai būtų tokie. Galima pritaikyti ir kitus sąmoningo valgymo patarimus.
ar ne? Tai pirmasis pusė lėkštės būtų daržovės, o kiti patarimai jau būtų iš to sąmoningo valgymo. Tai nevalgyti iš pakuočių, tai mokslininkai apskaičiavo sukeliamos pakuotės skleidžiamo garso dažnį, kuris mus ramina ir skatina suvartoti daugiau. Viską išsikratykite į lėkštutę ar dubenėlį mėgstamą, bet kad jis būtų nedidelis. Ir šiuo atveju suvartosite mažiau ir nereikės vėliau savęs graužti, kad ir vėl apsivalgiam, galbūt mums tiek nereikėjo, kitą kartą darysime kitaip. Nes kitą kartą, jeigu nepritaikysite šio patarimo, elgsitės, žinokite, taip pat. Deja, bet tai yra įrodyta ir jūs galite iš tikrųjų net patys pabandyti savo namuose. Taip pat patarimas dėtis į maistą į mažesnę lėkštę ir pakartoti norimo maisto visada galėsite, jūs jo tikrai nepritrūksite, nes net nebejoju, kad kai gaminatės maistą, tai pasigaminate kelioms dienoms ir žinoma dar galbūt nunešite kaimynei ar savo vaikams, anūkeliams, tai valgykime ir gaminkime saikingai, nes išmetamo maisto pasaulyje skaičiai yra įspūdingi. Tuomet kitas patarimas - pavalgius pailsėti apie 10 minučių. Tai didelė tikimybė, jog nebenorėsite kartoti ir tai jums padės išvengti papildomų kilogramų. Tai iš ties yra labai geras patarimas. Tai pavalgote kažkokio tai maisto nedaug įsidėję į tą mažą lėkštelę, pasėdite 10 minučių ir tada tikriausiai nebesinorės įsidėti dar tokios pat lėkštutės ir svorio nepriauksite, nepersivalgysite ir savęs gailėti nereikės, kad ir vėl apsivalgiam eilinį kartą. Taip pat valgydami nesinaudokite kažkokiamis tai išorinėmis priemonėmis, tai tokiamis kaip televizorius, telefonas, radijas ir aišku, nediskutuokite stresą keliamomis temomis prie stalo. Stenkitės pavalgyti ramiai, pabūti tyloje, ramybėje. Tai padės nenutolti nuo maisto ir žinoma, jums padės gerai sukramtyti. Ir aišku, pats svarbiausias, tai išvengsite springimo rizikos bei galimo pilvo skausmo ar gal netinkamo kramtymo žarnyno srityje diskomforto. Ir žinoma, be minėtų patarimų prisiminkite, jog miego režimas turi didelę įtaką geresniai svorio kontroliai. Gerai nuotaikai, žinoma, atminčiai, tai rekomenduojama 7-8 valandos per parą. Ir dar nepaminėjau labai svarbaus fakto, jog mūsų elgsena ir fiziologinius dalykus 70% nulemia paveldėta informacija, o likusius 30% mūsų gyvenimo būdas. Todėl būtina ir patiems prisidėti prie savo sveikatos gerinimo. Ir keliaujame prie kitos ligos, kuri ne mažiau svarbi, tai hipertenzija, tai hipertonija, kitaip dar vadinama, galbūt jums labiau girdėta, tai yra tiesiog, kai mūsų arterinis kraujo spaudimas yra padidėjęs ir jisai didesnis ar maždaug lygus 160/95, tai yra labai didelis. Ir pasižiūrėkime, kas tai yra. Paprastai paaiškinant šį sudėtingą pavadinimą galima, kad tai tiesiog padidėjęs kraujo spaudimas, kuomet kraujas pulsuoja didelė jėga į kraujagysles. Negydoma liga gali sukelti širdies bei kraujagyslių ligas. Ir šią ligą susirgti didėja tikimybė, kuo asmuo yra vyresnis. Ir žinoma, turi įtakos ne tik amžius, bet ir genetinis veiksnys. Pastebima, jeigu šeimoje buvo nustatyta ši liga, tai gali sirgti ir kiti giminaičiai. Ir žinoma, išsiaiškinkime, kas gali sudaryti palankes sąlygas hipertenzijai atsirasti. Tai tų priežasčių yra tikrai labai daug ir jos kartojasi tarp skirtingų ligų. Tai vienintelis dalykas yra sutampantis tas, kad sveikas gyvenimo būdas tikrai atitolina beveik visas ligas ir tiesiog galbūt pasikartokime. Tai antsvoris ir nutukimas padeda hipertenzijai,
kad neišsivystytų arba neišsiprogresuotų dar daugiau. Tai gydytojai pastebėjo sąsajas, asmenys, kurie turi viršsvorį, dažniau serga šią ligą. Taip pat nutinka todėl, jog širdis turi aprūpinti daug audinių deguonimi ir širdis dirbdama daug nepalsdama tiesiog išsibalansuoja, pavargsta. Taip pat fizinis aktyvumas, tai įrodyta, jog asmenų, kurie fiziškai mažai aktyvūs, kraujo spaudimas daug didesnis, lyginant su tais, kurie palaiko fizinį aktyvumą pagal savo galimybes, nes reikia nepamiršti, kad turite įvairių ligų ir ne visi galite bėgioti kaip jaunystėje, tai čia toks labai individualus ir jautrus dalykas kiekvienam asmeniui. Taip pat tabako vartojimas. Tikriausiai žinote, tačiau priminsiu. Rūkymas ir tabako kramtymas momentaliai padidina kraujo spaudimą. Jeigu jūs nerūkote, bet kvėpuojate rūkančiojo asmens dūmais, esate pasyvus rūkytojas ir gadinate lygiai taip pat savo sveikatą. Kenksmingos medžiagos, kurios yra tabake, įrodyta, jog pažeidžia kraujagyslių apsauginį sluoksnį, dėl ko kraujagyslės tampa siauresnės ir deguonies praeinamumas tampa ribotas. Tokiu būdu skatina širdies raumenis dirbti dar sparčiau. Taip pat apie druskingą maistą irgi labai svarbu pakalbėti, ar ne? Tai turbūt žinote, tačiau apie šią ligą galbūt dar paprasčiau pasakysiu. Tai jeigu valgote sūriai, tai šio įpročio rekomenduoju atsisakyti, nes prie sūrumo priprantame ir su laiku norisi dar sūriau. Ir kažkurioje paskaitoje aš jums kalbėjau apie tai, kad atbunka jūsų skonio receptoriai ir jūs tiesiog nebejaučiate to skonio taip, kai jautėte seniau. Ir labai dažnai paminit, kad tas maistas beskonis, prieskas, nelabai čia skanu, reikia daugiau druskos, ar ne? Tai viskas yra suprantama, tačiau druska jums gali tikrai pakenkti. Tai tikrai valgydami pagalvokite ne apie skonį, o apie savo sveikatą, nes neteisingai valgant jūsų sveikata tikrai blogės. Nenoriu jūsų tikrai išgąsdinti, noriu tiesiog, kad jūs galvotumėt, ką jūs darot, kodėl darot ir kas jums gali būti. Nes kai jūs žinot, kas jums gali būti, galit pritaikyti ir ilgiau jausitės tiesiog gerai, sveiki, žvalūs, energingi ir norėsit džiaugtis to gyvenimu, ar ne? Nes kai sergame, kažką tai skauda, tai to džiaugsmo tikrai lieka labai mažai. Tai jeigu valgote sūrį, ar ne, sakiau, kad reikėtų atsisakyti, ar ne? O kodėl? Tai pagrindinis dalykas yra tas, kad per didelis druskos kiekis maiste organizme sulaiko skysčius, todėl taip pat širdis dirba sparčiau, bandydama tų skysčių atsikratyti, ir kuri padeda druską organizme tiesiog kraujo spaudimą didina, jeigu druskos yra per daug, nes skysčiai negali pasišalinti, organizmas jos nori pašalinti ir spaudimas gali pakilti iki lubų. Kitas dalykas, dėl kalio trūkumo. Tai yra pagalbinė medžiaga, kuri padeda druskai organizme pasiskirstyti tolygiai. Jeigu kalio trūkstame, tai tuomet druska negali pasišalinti iš organizmo ir kaupiasi tokiu būdu skysčiai organizme taip pat. Galite tiesiog pradėti tinti rankos, kojos ir kur to kalio gausu, tai daržovėse, daugiausiai aptinkama kakavos milteliuose, sojos produktuose, džiovintose persikuose ar abrikosose bei baltosiuose pupelėse. Čia yra toks top 5 populiariausi, labiausiai reikalingi organizmai. Ar ne? Ir kas dar prisideda prie hipertenzijos, tai įtampa. Momentinį kraujo spaudimo pakilimą įtakoti gali ir didelis stresas. Būtina prisiminti, jog patiriant stresą ir bandant jį užvalgyti maistu, nuraminti alkoholiu ar rūkymu, jūs organizmui darote didžiulę žalą. Stresui malšinti padeda vandens stiklinė, meditacija, pasivaikščiojimas gryname ore ar pokalbis su artimuoju. Nepamirškite, jog negydoma hipertenzija gali pažengti dar labiau ir sukelti miokardo infarktą, tai širdies raumens žuvimas arba insultą. Insultas yra kraujo išsiliejimas smegenyse. Ir kokie galėtų būti patarimai hipertenzijai suvaldyti, tai išties bandžiau surasti labai nemažai
ir kad būtų tokie konkretūs labai, nes apie hipertenziją nėra labai daug rašoma, yra tiesiog, kad tai yra senatvinė liga, kurią turi daug kas. Tai kažkaip labai sudėtinga buvo surasti tą informaciją, tai kas yra svarbu, tai stengtis į savo mitybą įtraukti kuo daugiau daržovių, viso grūdo produktų, vaisių. Taip pat rinkitės liesesnius gyvūninės kilmės produktus, tokius kaip paukštiena, žuvis, pieno produktai iki 9% riebumo. Mažinkite druskingų produktų vartojimą ir žinoma, druskos visame maiste per parą turėtų būti iki 5 gramų, tai yra arbatinis šaukštelis. Maistą sūdykite tik paragavę. Daug druskos turi įprastai pusfabrikačiai, konservuoti produktai, įvairūs kepiniai. Tai stenkitės jų vengti arba vartoti ne per daugiausiai. Taip pat yra svarbu palaikyti normalų kūno svorį. Tai tos ribos yra nuo 18,5 iki 25, tai čia skaičiai tokie. Tai išsimatuoti savo kūno masės indeksą galite ir jūs. Šiuo būdu tai reiškia, kad reikėtų savo kilogramus dalinti iš savo ūgio kvadratu. Tai kaip čia suprasti? Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, aš sveriu 57 kilogramus, tai šį skaičių reikėtų dalinti iš savo ūgio, tai šiuo atveju iš 1,70 m, tai rašome mano svoris 57, dalyba ženklas ir skliaustelėse parašome 1,70 kvadratu ir lygų. Ir turėtume gauti skaičių 19,72. Tai reiškia, kad aš esu tuose rėžiuose nuo 18,5 iki 25. Ir šiuo atveju mano kūno masės indeksas yra normalus. Kitas dalykas dar yra svarbus, tai mankštinkitės per savaitę bent 150 minučių, užsiimdami kažkokią mėgstamą jums veiklą. Ir tai reiškia, jog per dieną turėtumėt užsiimti bent jau tą 30 minučių kažkokią veiklą. Taip pat svarbu nevartoti alkoholio, jo vartojimas gali padidinti kraujo spaudimą ir sveikiem asmenim. Skaičiuojamas sveikingas vartojimas vyrams iki 140 gramų etanolio, o moteriams iki 80 gramų etanolio. Taip pat svarbu nerūkyti ir valdyti stresą. Gali padėti gilus kvėpavimas, įvairios streso valdymo metodikos, meditacijos, reguliarus fizinis aktyvumas, ilgas miegas. Ir fizinis aktyvumas gali būti, pavyzdžiui, šokiai, važiavimas dviračiu, plaukimas, lipimas laiptais, namų ruošos, įvairūs darbai. Ir žinoma, kita jums patinkanti veikla. Galite skirti galbūt ne 30 minučių per dieną, o 3 kartus po 10 minučių. Jeigu jums atrodo, kad 30 minučių yra daugokai, galbūt labai kojos pavargs, galbūt ir patys pavargsite, tai svarbiausia yra, kad užsiimtumėt kažkokią tai veiklą, kuri jums širdžiai yra artima, kurią jūs netingėtumėt, jums nebūtų kažkokia tai, kaip kančia ar ne, tai tiesiog turite atsirinkti tai, kas jums tinka, nes kas tinka man, jums galbūt visai netiks. Nes mes esame labai skirtingi, su skirtingom patirtim, skirtingais kažkokiais tai įpročiais, skirtinga aplinka, skirtingais bendraminčiais ir išties link tinkamų įpročių mes keliaujame labai mažais žingsniais, ar ne? Tai kadangi apie nutukimą, hipertenziją, cukrinį diabetą pasikalbėjome, tai paskutinioji liga būtų Alzheimeris, ar ne? Tai ši liga yra išties labai įdomi. Man pačiai buvo labai įdomu ieškoti labai daug informacijos. Apie ją žinojau pakankamai daug, dėl to, kad mano senelis ją sunkiai sirgo ir pamaniau, kad galbūt reikėtų įdėti. O įdėti tai kodėl? Todėl, kad šiuo metu šią ligą serga visame pasaulyje maždaug 50 milijonų žmonių. Fiksuojama kasmet apie 10 milijonų naujų atvejų susirgimų. Ir ši liga yra priskiriama lėtinių neinfekcinių ligų grupiai. Fiksuojama, jog Alzheimeris yra labiausiai paplitusi demencijos forma. Sudaro 60–70% visų demencijos susirgimų.
Manoma, pasak Vilniaus universiteto, jog 2050 metais sergančiųjų Alzheimeriu turėtų patrigubėti. Ši liga paveldima ir prasideda įprastai 60–65 metų amžiaus. Išskirtinais atvejais gali prasidėti ir anksčiau, nes mano seneliui prasidėjo maždaug 55 metų, tai 5 metais anksčiau negu įprastai yra rašoma. Dėl smegenyse vykstančių pakitimų senyvo amžiaus asmenys praranda palaipsniui atmintį. Sergantiesiems būdingi šie elgsenos pasikeitimai. Tai yra abejingumas aplinkai, orientacijos sutrikimas, tai kad jiem būdinga pasiklysti vietoje, kurioje jie įprastai būna ir kad jie visą tą vietą pažįsta, galbūt net nuo vaikystės ir jie geba pasiklysti, neberanda kelio namo. Taip pat dėmesio sukaupimo pablogėjimas, tai galbūt jiems yra kažkas tai sakoma ir jie kažkur išeina ar kažko paklausia, apie ką net nebuvo kalbama, tokia labai, labai keista elgsena jų tampa. Taip pat be dėmesio sutrikimo sulėtėjęs mąstymas, tai paklausus kažko, jie labai ilgai mąsto, kol galiausiai atsako. Tai reikia tikrai kantrybės tokiais žmonėm, kurie serga šią ligą. Taip pat atminties pablogėjimas, tai jie daug ko nebeprisimena. Pabaigoje diagnozės dažniausiai dar prisimena vaikystę, bet vėliau jau ir jos neprisimena, negali vardinti, kas jie yra tokie, kas yra jų šeima ir iš vis ką jie veikia. Kas yra labai keisto, kad jie nebemoka higienos įgūdžių pritaikyti. Tai jie, pavyzdžiui, jeigu reikia tuštintis, tai jie jau nebežino, kad yra toks dalykas kaip tualetas, tai jiems reikalingos sauskelnės. Taip pat jie, jeigu valgo ir kažkaip nusimurzina savo marškinėlius, tai jie nesupranta, kad galbūt reikėtų susitvarkyti kažkaip. Tai jiem atrodo keistai ir jeigu nori darbuotojas ar šeimos narys, kuris prižiūri sutvarkyti tą asmenį, tai gali žmogus piktai sureaguoti, tai reikėtų iš tikrųjų konsultuoti su specialistu, jeigu turime aplinkoje tokią asmenį, jo nereikėtų palikti vienu, kaip būtų, jam reikia žmonių pagalbos. Vis dėlto, tai tikrai yra sunki liga, bet apie ją kalbėti reikia. Taip pat skurdžios emocijos, tai kad kai jau liga yra išprogresavusi, tai žmogus jokių emocijų nebereiškia, nei šypsosi, nei liūdi, nei pyksta, tiesiog sėdi vienoje vietoje ir atrodo, kad tik tiek ir reikia tam žmogui. Taip pat atminties pablogėjimas, tai galiausiai ta atmintis iš vis prapuola ir interesų rato susiaurėjimas, tai kad tas žmogus nebeturi poreikio su nieko bendrauti. Tiesiog jis nieko neprisimena ir jam nieko ir nereikia, kaip sakant, jis tiesiog atsiriboja. Tai šią ligą nustatyti ankstyvoje stadijoje dar kol kas yra sudėtinga. Dažniausiai nustatoma, kai būna liga jau ženkliai pažengusi. Skiriami vaistai slopina simptomus, tačiau nenaikina priežasties. Tai yra, jog smegenyse kaupiasi per daug baltymo ir žūsta duomenų perdavimo sinapsės. Tačiau įrodyta, jog vaistai prailgina ligonių gyvenimą 2–3 metais, kas yra išties didelis mokslo laimėjimas. Ir mokslininkai šiai dienai kuria vakciną, kuria manoma padės išvengti šios ligos atsiradimo. Tačiau šiuo metu dar nėra žinoma, kada ši vakcina turėtų atsirasti rinkoje. Ir higienos institutas informuoja, jog sumažina kiek tai įmanoma šie užsiėmimai šios ligos ankstyvą atsiradimą. Tai reguliarus fizinis aktyvumas, ypatingai labai svarbu intelektinė stimulacija, tai yra sprendimas kryžiažodžių, sudokų, įvairių knygų skaitymas, žaidimas šachmatais, poemų mokymasis, naujų veiklų kažkokių tai išbandymas. Svarbiausia, kad veikla nebūtų rutiniška ir kad intensyviai mes naudotume savo smegenis. Tai yra labai svarbu. Taip pat socialinis aktyvumas, tai kad palaikytų žmogus ryšius su savo giminė, kaimynais ar ilgamečiais draugais, o galbūt net naujais. Tai labai svarbu yra.
Taip pat užsiėmimas visuomeninė veikla. Tai žmogus gali keliauti į chorą ar šokius, ar kažkokią tai propaguoti sporto šaką, ar tiesiog keliauti su grupe, pažinti pasaulį dar labiau. Taip pat yra svarbus neriebus maistas, tai rinkitės virtą vandenyje, kepimo orkaitėje ar virimą garuose. Taip pat svarbu B grupės vitaminai, jų gausu mėsoje, taip pat folio rūgštis, jos taip pat gausu ten, ir omega 3 bei vaisių ir daržovių sultis, išskirtinai Alzheimeriui padeda. Taip pat saikingas alkoholio vartojimas. Tik per šventes niekuomet neturėta priklausomybė alkoholiui taip pat yra labai svarbi šiems asmenims. Ir dar 2 dalykai, tai trauminio smegenų pažeidimo nebuvimas. Tai yra tiesiog, kad jūs nesate nugriuvęs ar kažkaip kitaip susidaužęs smegenis, tai yra labai svarbu. Bei kraujagyslių ir širdies ligų prevencijos programa, tai kur kalbėjome apie hipertenziją, tai viską galite pritaikyti ir Alzheimeriui. Tai galbūt nebesikartosiu dėl to. Ir kas dar yra labai svarbu, kitoje skaidrėje, tai yra ligų įvairovė. Taip, tai čia tokia kaip ir paskutinė skaidrė mūsų, tai senatvėje senjorai serga įvairiomis ligomis ir tai nieko naujo, ar ne? Bet ne visos ligos yra pagydomos. Ir būtinai noriu jums priminti, jog anksti nustatyta liga padeda ją suvaldyti, bei ilgiau turėsite galimybę rūpintis savimi patys. Neretai senjorai sako, ką aš jau ten su tiek ligų. Tai gydytojo Hipokrato priesaika įpareigoja rūpintis kiekvienu sergančiuoju, kuriam tik gali padėti ir kuris žmogus priima tą pagalbą. Todėl esate reikalingi visuomenės dalis, reikalingi visuomeniai ir jūsų per gyvenimą sukaupta patirtis bei prisiminimai yra labai svarbus neįkainojami. Todėl jais nenustokite dalintis ir šitai gerinkite savo psichologinę būseną. Tai išties tikiuosi, kad šią gaidą motyvacinę jūs įkvėpsiu nenustoti rūpinti savo sveikata, nenumoti ranką, nes niekada nevėlu suimti naujiems pokyčiams save į savo rankas. Ir kaip visada įdedu, kuo remiausi, tai remiausi iš tikrųjų naujausiais straipsniais 23-21 metų. Taip pat įvairių tyrimų ieškojau, tai tos informacijos tikrai yra, į tokią neilgą skaidrę labai daug. Tai tikiuosi, kad jums buvo įdomu, ką išgirdote, panaudosite, galbūt dar kartą išklausysite paskaitą, kažką užsirašysite, pasižymėsite ir pasidalinsite su savo pažįstamu kažkokiu žmogumi. Tai dėkoju jums, kad klausėte. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu sužinoti šitą naujo ir iki pasimatymo mūsų kitoje paskutinėje paskaitoje. Tad dėkoju jums ir linkiu gražios likusios dienos.